Štai raudona kaukė vilkintis Rei Bareikis, tarp žemyninis čempionas, 2006 metų karališkos kovos nugalėtojas, komandinių varžybų čempionas, dar daug titulų jo sąskaitoje, bet laiko trūkumą mes jo nepristatinėsime. Auksinė kaukė vilkintis Triple Ace, ringo karalius 97, pasaulio sunkiasvorių čempionas, Grand Slam čempionas bei Europos čempionas, jo priešininkas Rei Bareikis vilkintis raudoną kaukę. Taigi priešininkai šiandien ypatingi. Įdomus faktas, anksčiau prieš 2 metus Rei Bareikis įžeidė Triple Ace sužadėtinę. Nepamirškime ir faktą, kad šių vaikinų kovos perskilusios buvo ir už ringo ribų. Ne vieną kartą šie vaikinai aplamdė vienas kito mašinas, ne vieną kartą buvo neišvengti incidentų ir įdomi, kokie principinė kova mūsų laukia. Priminsiu, kad tai kova dėl pasaulio čempiono titulo. Teisėjas turėtų duoti pradžią šiai kovai, tačiau kol kas teisėjas švilpukas tyli, gongas taip pat tyli, tačiau kovotojai jau pasiryžę suremti viens su kitu ragus. Taip, startas duotas ir pasižiūrėkime, kas pradės lyderiauti šioje kovoje ir ką daro Rei Bareikis. Jis nori atlikti skriejančio malūno veiksmą ir turėtų kristi nugaros, ne, tačiau sumanimas yra kur kas rimtesnis. Atrodo, jis sumanė taip krentančios alkūnės veiksmą ir Triple S tiesiog raitosi iš skausmo ir tai dar ne pabaiga Triple S kančioms, nes dabar kojos laužimo veiksmas. Triple S turi tik vieną vienintelę svajonę - paimti ringo virvę. Ar jam tai pavyks? Taip, jam pavyksta tai padaryti ir teisėjas trumpam stabdo koją. Tačiau koks gudrus manevras, jis dar sugeba trinkti. Taip, sakykite, ką norite, bet kova tikrai verta metų kovos titulo. Abu priešininkai verti vienas kito, žiūrovai tiesiog nespėja reaguoti į vieną ar kitą veiksmą. Kokia dinamika, kokie efektingi veiksmai. Na, o dabar kova perskelia į parterį ir atrodo, matėme, Rei Bareikis buvo užgulęs Triple Ace, tačiau Triple Ace sugebėjo ne tik atsikelti, bet ir atlikti krentančio kelio veiksmą. Pavargo, tai pavargo abudu kovotojai, tačiau kova tęsiasi, kova dėl pasaulio čempiono titulo. Ir dabar Triple S atlieka labai skausmingą pėdų tempimo veiksmą. Rei Bareikis raitosi iš skausmo, tačiau ringo virvę jam pavyksta pagriebti. Žiūrovai patenkinti, žiūrovai šėlsta. Žemė, oras, koja, toks vienintelis yra Triple S veiksmas ir mes jį pamatėme. Čia tai bent įdomu, ar pamatysime Rei Bareikio firminį veiksmą. Pradžia tam jau duoda, taip, krentančios sėdynės veiksmas, toks efektingas, kaip tobulai jis yra atliktas. Užgriūna Rei Bareikis ir atrodo pergalė jau visai arti, tačiau teisėjas suskuba suskaičiuoti tik tai. Užtat nebejoju, kad ne tik Amerikos, bet ir viso pasaulio žiūrovų akis nukreiptos į šią kovą. Dabar matote veiksmą, brolžudiškas apsikabinimas. Primenu, kad kaunasi Triple S ir Rei Bareikis. Žiūrovai šios kovos laukia labai ilgai, o čia tai bent Triple S vizitinė kortelė veiksmas. Ar tu žinai, kas pas tavęs? Sakykite, ką norite, bet pergalės vertas tiek Rei Bareikis, tiek Triple S. Dabar svarbiausia, kaip bus sužaista šios kovos. Matiška kvapą gniaužianti kova ir teisėjas šių varžybų referi skelbia nugalėtoją. Tai yra Rei Bareikis. O kasgi tai? Čia taip bent siurprizai tęsiasi. Vienas prieš kitą kovoja Rei Bareikis prieš Triple Savicką. Atrodo susivienyje ir pabandykime išversti, ką jie sako žiūrovams. Žinau, kad tarp mūsų buvo daug nesutarimų, tačiau mes juos pamiršome, nes mes susivienijome dėl vieno tikslo - komandinių varžybų čempionų titulų. Na kągi, turime, gerbėmieji, naują komandą, tik tai dabar klausimas, kasgi stos jiems skersai kelio. O štai ir jie, kasgi čia, leiskite įsižiūrėti, taip, seniausias lygos kovotojas Cicenista ir Vebruž. Įdomu, kągi jie pasakys savo oponentams. Ir girdite, kaip Vebruž sako, aš žinau, kad jūs gimėte su sidabriniu šaukšteliu burnoje, tad tarpu mes visą vaikystę praleidome varganai. Ir dabar mes jums parodysime, iš kur dygsta kojos. Ir pirmasis į kovą, neįtikėtina, vienas be Vebruž pagalbos išbėga Cicenista. 1-2, ar gali tai būti? Taip, koks neįtikėtinas veiksmas. Vienu veiksmu paguldyti abu oponentai. Štai firminis Cicenistos šuoliukas ir legendinio lygos kovotojo Cicenistos šėlsmas tęsiasi. Šis vaikinas mėgsta iššūkius ir dabar matome jo firminį veiksmą. Cicenistos šėlsmas 4 kartus apsukti ir trinktelti į žemę savo priešininką. Įspūdinga pradžia, tačiau panašu, kad ir patys ištvermingiausiai turi savo galimybių ribas. Panašu, kad priešininkų komanda rado priešnuodį prieš Cicenistą. Kaip baigsis ši kova, nežino. Cicenista užspaustas priešininkų, tačiau į pagalbą jam atskuba. Taip, blogiausias priešininkų sapnas. Vebruž dar kitaip. Vaikinas pravardė Floristas. Vaikinas, kuris yra sukūręs 7 rožių rūšis. Ir rožių tatuiruotės jūs turėtumėt pamatyti ant jo kūno. Taip, tai pati blogiausia žinia, kad Vebruž išeina į ringą, jo priešininkas smaginasi ringę Vebruž.
krentančio ančiuko veiksmas vieną kartą, krentančio ančiuko veiksmas antrą kartą. Ir dabar, atrodo, pamatysime labai skausmingą veiksmą jo priešininkams. Tai yra paspirtukas. Štai toks 17 kartų pasaulio čempionas Webruš. Jis šį iš pasitenkinimo Webruš gerbėjai. Jis kaip greitai traukinys įsibėgėjo ir sunku, ką nors jį sustabdyti. Visi priešininkai tarsi skiedros lekia. Amerikiečiai imtynių žiūrovai, kokia dramatiška kova. Tai jau primena į karališką kovą, kur tik spėk žiūrėti, kas vyksta vienam ar kitam ringo kampe. Bet po truputį jau viskas iškėja. Webruš imasi Triple S, o Rey Pareikis imasi Cicenistos. Talžo kojomis Webruš savo oponentą, o pasižiūrėkite čia. Neturi balto rankšluosčio po ranką. Skandalinga kovos dėl pasaulio komandinių varžybų čempiono titulo pabaiga. Webruš talžo absoliučiai visus. Rey Pareikis, Cicenista, Triple S. Nesvarbu, kur komandos draugas, kur priešininkai. Šią kovą, galime sakyti drąsiai, laimėjo Webruš. Toks referis sprendimas ir jam atitenka ne tik komandinių varžybų čempionų titulas, bet ir pasaulio čempiono titulas. Talžomas netgi ir teisėjas. Tik įdomus faktas, ar Webruš atsimena savo duotą pažadą, kai laimėsiu visus įmanomus titulus, aš jums parodysiu savo veidą. Jūs dar mane atsiminsite. Taigi, Webruš, laikas nusimti kaukę. Štai tas vaikinas, kuris skelbiamas stipriausiu pasaulyje. Pažiūrėkite, koks jo žvilgsnis, koks balsas. Tai gali nužudyti visus.